Praeitą savaitę teko priduoti seną kompą ir nusipirkti naują. Jeigu kam įdomu, tai išsirinkau MacBook Pro M2 14 colių 16 GB RAM ir 512 SSD. Rinkausi iš skelbimų, nes vis dėlto keli šimtai eurų susitaupo. Tai šitas variantas kaip ir buvo patraukliausias. Dar porą buvo tokių kitų, bet ten tiesiog net nesiliepė. Spėju, kad gal ten tokie profesionalesni perpardavinėtojai, tai gal savaitgalį nedirba, gal tiesiog dėl to. Skelbimo kaina buvo 1700, PAM nusidėrėjau. Dar 200 turėčiau gauti iš termopastos už priduotą seną kompą. Ir dar nuo seno kompo liko kroviklis, tai dabar išsipildė tokia svajonė turėti studijai atskirą, kad nereiktų nešiotis iš namų, nes kartais pamirždavau ir labai užknisdavo. Šiaip kol kas fainas tas kompas, patinka, naujas, dar su garantija. Tikiuosi, kad ilgiau laikys negu tas ankstesnis. Dar ko nepaminėjau praeitam vlogė, bet daugelis turbūt žino, tai tą ankstesnį kompą buvau gavęs iš subsidijos lėšų, tai bent jau nereikėjo pačiam už jį mokėti, bet šiaip jisai kainavo 3,5 tūkstančio ir laikė tik tai kokius 3 metus. Nenorėčiau būti tokioje situacijoje, kur būčiau jį tiesiog pats pirkęs iš savo pinigų. Būtų, nežinau, labai nemalonu. O šiandien tai tiesiog repetuosim su Thinly Veiled, tai kažko nepriveiksiu, bet atėjau biškai anksčiau, nes noriu pasiruošti. Pirmiausia, tai noriu truputį peržiūrėti, kaip sujungti dabar visi mikrofonai ir visi kiti inputai ir truputį juos pertvarkyti, nes Darius dabar groja su sample padu ir iš pradžių grodavo mono, bet dabar nutarėm, kad vis dėlto reikia įrašinėti stereo. Reikia kažką vietoj to atjungti ir prijungti tą papildomą antrą kanalą, bet kartu ir noriu, kad viskas būtų tvarkingai ir iš eilės. Dalį reikės biškį perjungti iš naujo ir susireguliuoti viską, kad viskas būtų gerai ir pasidaryti naują Logic template'ą naujam kompą. Ir dar jeigu spėsiu, tai būtų gerai ir savo pedalboardą biškį tvarkingiau susijungti. Nežinau, žiūrėsiu. Sample pado antrą kanalą prijungiau tiesiog vietoje apatinio soliniko mikrofo, o kadangi nebėra apatinio mikrofo solinikui, tai tą bandysiu kompensuoti viršų įrašinėdamas per kondensatorinį, kuris pagauna biškį daugiau aukštų dažnių. O su pedalboardu tai turiu tokią problemą, kad šitas spiruoklinis reverbas, jeigu dar jungiu po jo distortioną ypač, tai truputį vedasi ir kaukia, nes ten viduje tos spiruoklės turbūt vibruoja nuo išorinio garso. Šiaip turiu tokį paprastesnį reverbą. Nežinau, kaip daryti per koncertą, ar tiesiog iš karto prisitaisyti šitą, prisijungti, ar iš kitos pusės vis dėlto gal norėtųsi išbandyti, kaip bus per koncertą, ar kauks ar nekauks, ir tada jau žinot. Ir tiesiog galbūt turėti šitą pasiėmus, kad, jeigu su spiruokliniu nepavyksta, tai tada jau jungti skaitmeninį. Nežinau, ar matosi per kamerą, bet šią savaitę jaučiuosi gana pavargęs. Toks jausmas lyg sirgčiau, bet kartu ir nėra jokios slogos, tai nežinau, taip truputį keista. Bet šiandien vis tiek atvariau į studiją, nes yra tokia proga padirbėti pagaliau vėl prie solinio projekto. Prieš porą savaičių bandžiau įrašyti būgnus į kasetinį magnetofoną ir tada iš jo keltis į samplerį, tai visai patiko, kaip skambėjo, bet labai šnypščia. Kažkaip bijau, kad ilgainiui gali tas šnipštimas labai atsibosti. Tai noriu pabandyti įrašyti tiesiog kažkaip panašiai su vienu mikrofonu į kompą ir pabandyti per kompą išgauti tą patį, ne visai tą patį, bet panašų garsą, kaip kad skamba iš magnetofono. Tai va, šiandien toks planas. Kol kas rezultatai tokie.
pačiam atrodo, kad panašiausiai skamba šitas NT2A didelės diafragmos kondensatorinis mikrofonas. Dar naudojau tokį pluginą BPB Saturator, jis nemokamas ir šiaip visai, man rodos, padėjo. Šiek tiek ir juostinės saturacijos dėjau ir atseit lempinės. Tiesiog dar daugiau tokių iškraipimų. Bet dar vienas dalykas, ką pamiršau pabandyti, tai mažos diafragmos kondensatorinį mikrofoną. Gal pabandysiu dabar, nes šiaip magnetofono tas mikrofoniukas toks atrodo mažytis. Tai taip spėčiau, kad kaip tik tokios konstrukcijos ir turėtų būti. Gal šitas panašiai skambės. Atrodo, kad truputį paekvalizinus, iš tikrųjų su šito mikrofono išeina panašiausiai. Kita vertus, kažkaip pastebėjau, kad šitose įrašuose tai tarsi ir nešnipščia tas magnetofoninis įrašas. Kita vertus, gal nepakankamai garsiai klausau, nes kai įsikeli į samplerį ir jis eina per kolonėlę, gal truputį kitaip. Dar praeitą savaitę gerai padirbėjau prie klipo. Tikriausiai, kad jau kai išeis šitas vlogas, tai jau bus išėjęs ir klipas, bent jau taip tikiuosi. Tai nežinau, parašykit man komentare, kuris mikrofonas skambėjo panašiausiai į magnetofoną, o man tai atrodo, kad eksperimentas gal ir visai pavyko. Iš dalies gal įrašinėti per tikrą magnetofoną smagiau ir gal tarsi prasmingiau, nes tada jau kokį jisai garsą duoda, tą ir naudoji. O toks imitavimas tai visą laiką kelia biškį gal skonio klausimų, bet jeigu pavyks taip išgauti garsą, kuris bus panašus, bet nešnypš ir nenervins, tai manau bus geriau. Šiaip dar tokiu prasmės klausimu, kam taip daryti. Tai, tiesiog, kam įrašinėti per vieną mikrofoną, kai gali per kelis, kam gadinti tą garsą, ten visai iškraipyti. Vienas dalykas, per vieną mikrofoną įrašinėti labai patogu, lengva suvedinėti po to. Kitas dalykas, ieškau tokio skambesio, kad būgnai paleisti iš samplerio neskambėtų kaip tikrų būgnų imitacija ir kartu neskambėtų kaip būgnų mašina. Nes su būgnų mašinom bandžiau, bet kažkaip nepavyksta prisijaukinti to garso. Ir kartu nenoriu imituoti tikrų būgnų, o būgnų įrašas kaip instrumentas. Tai nežinau, bandysiu kažkaip šitą techniką panaudoti ir eskizuoti toliau naujas dainas. Šiandien tiesiog norėčiau susitvarkyti pedalboardą, nes trečiadienį pradėjau, bet tik tai dar labiau viską sukuičiau ir tiesiog pasiruošti jau koncertui. Dar buvo kilus tokia mintis, kad galbūt faina turėti atskirai tokį labai didelį pedalboardą su visais vos neturimais pedalais čia studijai, visokiams džemams ir įrašams, o paskui, kai jeigu artėja koncertas ar keli koncertai, tai tada iš jo atsirinkti, ką tuo metu naudoju ir pasidėti į tokį mažesnį pedalboardą grynai koncertui. Bet čia gal ateityje. O šiaip, jeigu dar liks laiko, tai būtų gerai parepetuoti dainas. Nežinau, kartais gal atrodo, kad ir per daug rūpinasi, kaip ten pasirodysi per koncertą, bet kita vertus, tai kokia prasme groti, jeigu negrosi geriausiai kaip gali. Šitas reverbas tikrai skamba smagiau, bet šitas nekaukia, tai ko gero koncertui bus geresnis variantas. Susidėliojau, lyg ir viskas gerai skamba, bet visą laiką ilgiau užtrunka šitas reikalas negu atrodo. Tai dabar gal biškį apsitvarkysiu ir jeigu tada dar liks laiko, tai tada gal dar
parepetuosiu kelias dainas. Aš šiaip dar pastebėjau, kad buvo pora netikslumų šitam vlogė. Vienas dalykas, tai sakiau, kad senasis kompas kainavo 3,5 tūkstančio, tai iš tikrųjų 3 tūkstančius tik tai, bet vis tiek daug. O kitas, tai tikėjausi, kad klipą išleisim šiandien, nes šiandien penktadienis, o išleisti muzikinius dalykus reikia kažkaip penktadienį visą laiką, bet kažkaip netikėtai tas penktadienis atėjo, tai buvau biškai kažkaip nepasiruošęs ką parašyti į socialinius tinklus postinant ir šiaip dar biškai reiktų gal iškirpti kažkokių ištraukėlių, tai nežinau, gal pirmadienį tiesiog papostinsim. Tai va, tokia savaitė.